kas visiems, tai senai jau matėmės iš tikrųjų kažkur daugiau nei savaitę laiko, ar 2 savaitės nieko nekėliau, jokių vlogų, nieko nefilmavau. Tai kur buvau dingusi, tai tiesiog ilsėjausi, atostogavau, tai nenorėjau net nieko filmuoti, nieko daryti, tiesiog pasimėgauti gražiomis saulėtomis dienomis, tikras pavasaris, žinokit, šilta, saulėtos dienos, labai faina, kažkaip nesinori namuose sėdėti, nesinori dirbti, norisi tik tai kažkur važiuoti, praleisti laiko daugiau lauke. Bet sakau, jau šiandieną reikia grįžti ir nufilmuoti jums vlogą, nes iš tikrųjų labai jūsų pasiilgau. Tai kai žiūrite pirmą kartą mano vlogą, arba nesenai tik tai pradėjote žiūrėti, tai aš esu Ilona, dalinuosi savo svorio metimo kelionę, dalinuosi ką valgau, ką gaminuosi valgyti, metant svorį, kaip man sekasi mesti svorį, tai šiandieną jau pasidalinsiu savo rezultatais, nes jau baigėsi 3 mėnesis, jau 3 mėnesius metu svorį, tai šiandieną bus rezultatų diena ir žiūrėkite toliau, nes aš jūs nustebinsiu su savo rezultatais. Atsinešiau savo užrašus, nes nuo pat pradžios, kai pradėjau mesti svorį, nuo sausio 1 dienos dalinuosi su jumis savo svorio metimo kelionę. Pasidalinau, koks buvo pradinis svoris, nuo kokio pradėjau mesti. Tai į šios užrašus rašausi, kas savaitę pildausi, sveriuosi, matuojuosi savo apimtis ir stebiu rezultatus, taip pat stebiu, ką valgau, kiek suvalgau ir panašiai, kiek sportuoju. Tai kas žiūrite nuo pradžių, tai žinote, kai pradėjau mesti svorį, pradėjau nuo 91 kg, o šiandienai turime 89 kg, tai nedidelis skirtumas per tuos 3 mėnesius, nėra tokie labai dideli rezultatai. Aišku, apimtys sumažėjo, tai prieš metant svorį pasidariau video, kaip aš atrodau. Ir dabar pasidariau po 3 mėnesių, kaip atrodau. Tai įkelsiu video taip pat, kad pamatytumėte skirtumą ir kokie mano rezultatai. Tai kaip matote, tikrai matosi rezultatai, tikrai matosi, kaip keičiasi kūnas, nors svorio atžvilgiu nėra labai dideli rezultatai, nėra labai daug numesta, bet kūnas keičiasi. Aišku, rezultatai per 3 mėnesius turėtų būti geresni. Galima ir geresnių rezultatų pasiekti, daugiau numesti to svorio, bet aš vis tiek džiaugiuosi, ką pasiekiau per tuos 3 mėnesius, nežinau, ką dariau blogai, ką dariau gerai, nes nebuvo, kad kiekvieną dieną skaičiuočiau tų kalorijų, nesilaikiau galbūt to kalorijų deficito kiekvieną dieną. Kas sekate, žiūrite mano vlogus, tai žinote, kad aš metu svorį be jokių dietų, be jokių griežtų ribojimų, be jokių produktų atsisakymų ir panašiai. Tiesiog valgau viską, kas man patinka, kas man skanu. Kartais ir to šokoladuko suvalgau, ir tortuko, ir picos. Neriboju savęs griežtai, bet aišku ir neleidžiu savo valgyti to kiekvieną dieną. Viskas saiko ir proto ribose. Tai manau, kad per 3 mėnesius galėjau daugiau numesti svorio, jeigu būčiau laikiusis sąžiningai to kalorijų deficito kiekvieną dieną, bet kadangi to nedariau, to nebuvo, tai tokius rezultatus ir turiu. Sportuoti, tai sportuoju 3 kartus per savaitę, aišku, pradžioje 1 mėnesį, 2 mėnesį nelabai sekėsi sportuoti 3 kartus per savaitę, tai būdavo kažkokių tai gyvenimiškų ištikimų, kaip mažylis suserga, neišeina ir panašiai, bet dabar jau 3 mėnesį jau aš susitvarkiau ir grįžau į tą režimą, jau sportuoju 3 kartus per savaitę,
stengiuosi išeiti pasivaikščioti kiekvieną dieną arba namuose padaryti kardio, nes mano darbas sėdimas, tai norisi tikrai pajudėti kiekvieną dieną, būti fiziškai aktyviai, nes visą dieną prasėdėti ir nejudėti, tai gerai norisi prajudinti tą kūną, išjudinti. Tai per šiuos 3 mėnesius sakyčiau, kad aš jau daug ką tikrai pakeičiau. Galiu drąsiai sakyti, kad jau grįžau į tą savo režimą, į tą savo ritmą, į mitybą subalansuotą, daugiau gaminuosi namuose maisto, daugiau šviežio maisto, mažiau to perdirbto maisto. Į sportą jau grįžau, jau sportuoju kaip reikiant. Tai manau, kad tie 3 mėnesiai tokie buvo įsivažiuoti atgal į tą savo tokį ritmą sugrįžti, pakeisti tuos įpročius. Tai kokie dabar tikslai toliau, ką darysiu, tai kaip ir labai daug ko nieko nekeisiu, tai kaip visada, jokių maisto produktų neatsisakysiu, viską valgysiu tai, kas man patinka, kas man skanu. Jokių ten griežtų ribojimų, jokių savo draudimų, manau, kad reikia viską su saiku valgyti, kad būtų ta mityba subalansuota ir kad galėtume laikytis visą gyvenimą tokios mitybos, o ne su kažkokiais tais griežtais ribojimais, savo drausti griežtai nevalgyti, o po to pratrūkti ir prisivalgyti visko. Tai tik tai dabar jau griežčiau susiimsiu ir laikysiuosi kiekvieną dieną kalorijų deficito, skaičiuosiu kalorijas kiekvieną dieną. Ir aišku, sportuosiu kaip visada 3 kartus, kiekvieną dieną kardio. Ir daugiau kaip ir nieko nekeisiu, viskas kaip ir lieka tas pats, tik tai, kad stengsiuosi skaičiuoti kalorijas jau kiekvieną dieną, kad būčiau kalorijų deficite. Ir manau, kad rezultatai bus tikrai daug geresni. Tai va, tai tokie planai. Toliau metu svorį, toliau siekiu savo tikslo. O šiaip dar norėjau pakalbėti apie tą tikslą, koks mano tikslas, kiek aš noriu numesti svorio. Aišku, kaip ir galvojau, kad noriu numesti 20 kg, kad grįžti į savo tą pradinį svorį, koks buvo prieš nėštumą, 70 kg. Bet prieš nėštumą aš tik tai buvau pradėjusi sportuoti galbūt kažkur metai su svoriais, galbūt net mažiau nei metai. Aš prieš tai visada bėgiodavau. Tai mano tos kūno formos buvo visiškai kitokios, aš buvau tokia liesa, įdėsiu čia nuotrauką parodyti, kaip atrodžiau. Tai dabar aš jau 4 metai kaip sportuoju, nors ir su pertraukom, nors ir nepastoviai, bet sportuoju su svoriais. Tai manau, kad mano rezultatai bus visiškai kitokie, manau. Nebūsiu aš tokia liekna, aš šiaip ir nenoriu būti tokia liekna. Noriu daugiau apvalumų, daugiau to tvirtesnio tokio kūno, raumeningesnio. Tai žiūrėsime, kaip man seksis. Ir šiaip dabar nenusistatau svorio, būtent į kokį norėčiau grįžti. Galbūt, sakyčiau, nusistatau tokį tikslą, kad norėčiau, kad man patiktų, kaip aš atrodau veidrodyje mano kūnas. Tai manau, kad veidrodis bus mano pagrindinės svarstyklės, o ne skaičiukai svarstyklėse. Nes kaip matote, nors ir nedaug svorio nukrito per šiuos 3 mėnesius, bet rezultatai tikrai akivaizdus, nes sportuojant su svoriais greičiau tirpsta riebalai ir auga raumenys ir kūnas atrodo tikrai kitaip, keičiasi. Tai va, tai nors ir aš grįžčiau į tą savo buvusį svorį 70 kg, bet manau, kad mano kūnas visiškai
kitaip atrodys dabar sportuojant su svoriais, nes prieš tai svėriau 70 kg, bet aš bėgiodavau. Tai buvau aš tokia skinny fat, tai reiškia, kad buvau tokia liesa, bet pas mane buvo labai mažai raumenų. Tai dabar tikrai tikiu ir manau, kad bus visiškai kitaip atrodys mano tas kūnas, sveriant tą patį svorį, sportuojant su svoriais. Tai va, tai žiūrėsime, kokie bus tie rezultatai. Šiaip įdomu stebėti savo kūną, kaip keičiasi ir kaip jisai pasikeis, kokie bus rezultatai ir kaip atrodysiu. Tai toks trumpas apdėtėlis apie tą mano svorio metimo kelionę ir kaip man sekėsi tuos 3 mėnesius mesti svorį ir žiūrėsime, kaip seksis toliau mesti man svorį. Laikas gaminti pietus, tai pasigaminsiu tokius greitus pietus, kaip visada, nes nemėgstu ilgai praleisti laiko virtuvėje, noriu kažką tai greitai pasigaminti. Tai turiu jau užsiprieskoniavusi vištienos krūtinėlę, tai kaip visada prieskoniuoju su įvairiausiais prieskoniais, žolelėmis. Mažylis siautė, dedu jogurto šiek tiek. Ir visada dažnai dedu svogūno, bet šį kartą nedėjau. Tai kepsiu karšto oro grūzdintuvėje. Tai manau, kad iškepsiu abudu gabaliukus, tai bus ir kitai dienai. Pasidarysiu salotų, tai agurko dėsiu, aisbergo, šiek tiek avokado, pomidoriukų ir kinvos, bolivinės balandos. Tai aišku, pusę naudosiu, nes viso man per daug. Tai šiaip perkant tokius jau paruoštukus, šitą tik tai reikės pasišildyti mikrobangų krosnelėje 2 minutės, nes jie jau yra pagaminti. Tai reiktų atkreipti dėmesį į sudėtį. Kai perkam tokius paruoštukus, šiaip šitą pasižiūrėjau, sudėtis labai gera, labai trumpa, kaip matote, tik tai keli ingredientai, tai tikrai nepridėta visokių nesąmonių, nes kituose būna tikrai pridėta įvairiausių tų priedų visokiausių, kurie mums tikrai nepalankų sveikatai, nelabai naudingi, tai šitų tikrai labai gera sudėtis. Tai va, tai bus tokie greiti pietukai. Grįžom po pasivaikščiojimo, mažyliukas mano pavargęs, miegučio jau nori. Tai geriau vandenuką, nes pamiršau pasimti, tai ištroškusi grįžau. Tai aš visada kažkaip, jeigu kažkur tai einu, ar kažkur važiuoju, tai visada pasimu vandenį kartu su savimi, o šiandien pamiršau. Tai fainas orelis laukia, pasivaikščiojome, viskas žydi, žaliuoja, labai gražu. Nori miegelio? Nori miegelio. Oi, mamytės pasiilgai. Tai kažkaip norisi kuo dažniau išeiti pasivaikščioti. Tai šiandien man ne sporto diena. Poilsio diena, tai pasivaikščiojome, tai jau namuose šiandieną nedarysiu kardio. Kažkur valandėlę pasivaikščiojom, šilta, smagu ir norisi jau ledų, kai atšyla, bet nevalgysiu šiandien ledų, šiaip tai aš savo nieko nedraudžiu. Kartais ir ledų suvalgau, bet šiandien nevalgysiu, bet pasidarysiu tokį užkanduką. Toks bus kaip ir ledai gausis, bet sveikesnė versija ir mažiau kalorijų.
Tai parodysiu ir jums. Mano mažyliukas pavargęs. Eik miegoti, mažytė. Einu gaminti. Tai naudosiu kokosų jogurtą. Šitame jogurte šiek tiek daugiau baltymų yra. Tada dėsiu riešutų sviestą šitą milteliais. Šaldytų braškių ir šiek tiek šviežių braškių ant viršaus ir, manau, truputį migdolų drožlių uždėsiu. Tai aš jau, kaip matau, kad mano, pavyzdžiui, braškės jau pradeda vysti, jau matau, kad nebesuvalgysiu, tai aš nusiplaunu, susipjaustau, sudedu į maišelį ir į šaldymo kamerą. Ir po to į kokius smūčius dedu, į kokteiliuką, ar į jogurtą, ar į košę kažkokią, tai ir sunaudoju, kad nereiktų išmesti. Tai sudėjau viską į blenderį, jogurtą, šaldytas braškes, riešutų sviestą milteliais. Ir dėl saldumo įpyliau vanilės skonio lašų. Bet jau mano baigėsi, jau reikės pasipildyti atsargas. Ir sublenderiuosiu dabar viską. Štai ir mano užkandukas. Tikrai kaip ledai gavosi, bus labai skanu. Ir daug sveikiau. Vakaras vakariukas, laikas gaminti vakarienę. Tai vakarienė vėlgi easy peasy, lengvai, greitai pagaminama, paprasta, nieko sudėtingo. Jau turiu lašišos gabaliuką suprieskoniuotą, tai druskytė, pipiriukai, česnako granulės ir viskas. Kepsiu karšto oro gruzdintuvėje 10 minučių ir labai gerai iškepa, sultinga būna, tikrai nesausa, jokio aliejaus jau nepurškiu, nes lašiša ir taip jinai riebi yra. Tada pasidarysiu saločiukių, pomidoriukų, agurkas ir kepsiu ne karšto oro gruzdintuvėje, orkaitėje kepsiu, nes lašiša keps karšto oro gruzdintuvėje, tai kepsiu saldžias bulvytes, tai šiek tiek daugiau išsikepsiu, tai bus rytojui ir bus tokia greita vakarienė. Ai, dar neparodžiau, šiek tiek siračos užsipilsiu. Padažiuko aštrus, nes norisi truputį aštrumo, man mėgstu aštriai valgyti. Ir bus skani baltyminė vakarienė. Pasiruošiau bulvytes, tai susismulkinau, papurškiau alyvuogių aliejaus purškiamo, pipirų dėjau, druskos, česnako granulių ir paprikos. Ir kišiu į orkaitę kepti, gal 20-30 minučių, nežinau, aš kartais pažiūriu, ar iškepę ar ne, nenoriu, kad labai būtų minkšta, tokias kietesnės šiek tiek palieku. Jau guliu lovoje ir vakaro pabaigai paskaitysiu knygelę. Tai labai įdomi šita knygelė, tikrai gera, įdomu skaityti, nes aš, pavyzdžiui, kai pasiimu skaityti knygą, tai man jeigu pačioje pradžioje nesiskaito ta knyga, tai aš ir nebeskaitau. O šita tai tikrai nuo pat pradžios labai gerai skaitosi, tikrai labai įdomu, bet tiek, kad nedaug aš jos dar čia perskaičiau. Kiekvieną vakarą stengiuosi paskaityti bent po 10 minučių, kartais ilgiau, kiek išeina, bet paskutiniu metu tikrai, prisipažinsiu, nepavyksta paskaityti kiekvieną vakarą, bet nespaudžiu savęs, kiek pavyksta, tiek pavyksta, nes tikrai kartais būnu labai pavargus, tai jau einu miegoti. Tai dabar paskaitysiu prieš miegelį ir jau eisiu miegoti. Tai šiandienos video užbaigiu. Jeigu patiko, paspauskite patinka, pakomentuokite. Jeigu neprenumeruojate mano kanalą, būtinai užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte naujausių mano vlogų. Ir susimatysime jau rytoj. Labanakt.